7bet lažybos. 7bet. Dalyvavimas azartiniuose lošimuose gali sukelti priklausomybę. Labas, tikiuosi visi sveiki, matot, aš su savo dviem bičiuliais už manęs jau atkeliavau į laidą po ilgos pertraukos. Pagaliau išlindau iš urvo, žiūrėjau labai daug krepšinio, nes neturiu tiesiog ką veikti gulėdamas lovoje. Žurnalistas ir komentatorius Jonas Lekšas vėl jūsų ekranuose, vėl grįžtame su prognozėmis ir tikiuosi, kad pateiksiu jas geras, kadangi laidoje su Vaidu Čeponiu kol kas sunkiai sekasi, kaip atsisėdu, kaip tik į šią laidą, kai niekas nėra skaičiuojama. Viskas sekasi neblogai, bent jau čia kol kas sekasi, taip kad tikiuosi šią savaitę pratęsti savo gerą atkarpą. Grįžtu nuo antradienio susitikimo Vilniaus Vilkai, Vilniaus Wolves, kaip tu pavadinsi, taip nepagadinsi, žaidžia dar vieną savo finalą. Europos taurėje vyksta į Italiją, į namo grįžta Alessandro Magro ir ten laukia Trento Dolomite Energija komanda, kuri praradusi viltis žengti į atkrintamąsias Europos taurės. Tuo metu Vilkams tai yra dar vienas finalas, liks po šių rungtynių Podgoricos Budučnos, bet pergalė Italijoje yra super svarbi, kad paskutinėme mačėje būtų patys priklausomi nuo savęs. Las Palmo komanda puikiai susitvarkė Vilniaus Wolves, savaitgalį pralaimėjimas Panevėžio 7bet Lietkabeliui kažkiek buvo kartus, bet akivaizdu, kad visas dėmesys yra Europos tauriai ir tikrai bus kietas riešutėlis Italijoje, nepaisant to, kad jie jau praradė šansus žengti toliau. Tai yra dviejų amerikiečių vedama komanda Lembo ir Fordo, abu žaidėjai yra žaidęs praeitie ir NBA. Tai yra viena iš trijų lyderiaujančių komandų Italijos lygoje, irgi nemažai pasako šitas faktas. Eigardas Žukauskas taip pat turi savo vaidmenį, taip kad Vilkams nebus lengva, bet manau, kad bus vėl puolimo rungtynės. Vilniuje 88-83 laimėjo Vilkai, tikiuosi, kad ir dabar iškovos pergalę Vilniaus Wolves ir pratęs savo šansus žengti toliau, prognozuoja pergalę 4 taškais. Pakalbėjau apie vienus Vilniečius, reikia pakalbėti ir apie kitus. Vilniaus Rytas prasideda tikroji šventė Vilniaus Rytos ir galiams, kadangi Čempionų lygos top 16 etapas, pirmosios rungtynės Vilniuje. Stambulo Galatasaray turbūt yra vienas didžiųjų tų vardų, ką tu gali gauti šiame lygyje ir tikrai manau, kad Vilniečius turėtų masinti tai į areną, bet kokiu atveju labai svarbios rungtynės kovoje dėl patikimo į atkrintamasis, kur Rytas per savo gyvavimo istoriją nėra buvęs Čempionų lygos atkrintamosiose. Riešutėlis tikrai nelengvas, Willas Cummingsas, Jamesas Palmeris, tai yra tikrai Europoje puikiai žinomi vardai. Tyronas Volsas taip pat prisijungia prie komandos, jam dar reikės laiko įeiti į formą, bet tai tikrai komanda, kuri remiasi legionieriais, yra tas pats ir Delgado, vis dėlto ir turkai, vietiniai žaidėjai įneša savo indėlį, turbūt pagrindinis tas žmogus yra Bugranas Tončery, kurį mes esame matę iš Anadolo Efes laikų, bet Rytui turbūt reikia daugiau galvoti apie save. Po šoko prieš Klaipėdos Neptūną ir iškritimų iš Karaliaus Mindaugo taurės rungtynės su Jonava tikrai nebuvo nusisekusios. Savaitgalį tikrai yra daug klaustukų dėl perimetro linijos. Greivsas grįš iš Jungtinių Amerikos valstybių ant šių rungtynių, bet jis sunkiai funkcionuoja. Kaulas irgi taip pat sudėtingai atrodo, papildymo vis dar nėra ir bus tikrai nelengva, taip kad tikimasi, kad namų sienos Rytą ištrauks. Vis dėlto noriu tikėti Giedriu Žibėnu, noriu tikėti šitą komandą, vis dėlto sezonas prasidėjo neblogai, nes norėtų, kad per kelias savaitės viskas sugriūtų. Prognozuoju Rytui pergalę 5 taškų persvarą. Kauno Žalgiriukas, trečia diena paeiliui ir ketvirtadienis Žalgiris Eurolyga, Miuncheno Bayernas ir pats laikas nutraukti krachą Eurolygoje, nutraukti tą psichologinį trikdį antroje rungtynių pusėje, kaip Žalgiris sugriūna, tai yra sunkiai paaiškinama, bet akivaizdu, kad žaidėjai jau tai yra įsidėję į galvą ir sakyčiau, kad tai yra didesnė problema psichologinė negu su žaidimu susijusi. Miuncheno Bayernas tikrai šį sezoną yra vienas pagrindinių Žalgirio konkurentų dėl vietos, bent jau įkrintamosiose. Šį sezoną Bayernas tikrai žaidžia labai gražų krepšinį, puolimo krepšinį. Gordy Herbertas sudėliojęs akcentus panašiai kaip Vokietijos rinktinėje, su kuria tapo pasaulio čempionais. Karsinas Edvardsas žaidžia įspūdingą sezoną, Devinas Bukeris priekinėje linijoje tvarko dalykus, Nikas Veileris Babas gynybinis žaidėjas, Šabazas Neiperas įeidinėja į formą, neaišku, ar jisai žais Kaune. Kaip bebūtų, Bayernas didžiąją dalį savo pergalių susirenka namuose, išvykose tai yra visai kita komanda ir manau, kad tokiu laisvu stiliumi Bayernui bus sunku mesti iššūkį Žalgiriui. Manau, kad Andrė Trinkieri prieš savo buvusį klubą paruoš gerą planą ir reaguos į situaciją po pertraukos. Žalgiris nutrauks nesėkmių seriją ir prognozuoju kauniečiams pergalę nelengva, bet didesnė persvara negu 3 taškais, negu Žalgiris pralaimėjo Miunchene. Nuo lietuviškų klubų pereiname prie kitų Eurolygos mačų, prie penktadienio rungtynių. Kaip matot, šią savaitę žiūriu labai pozityviai ir prognozuoju visas 3 pergalės Lietuvos klubams.
O penktadienį kažkiek ramiau stebėsime Belgrado derbį Eurolygoje. Šį sezoną komandos pasidalino po pergalę, Partizanas laimėjo Eurolygoje, Crvena Zvezda Adrijos lygoje ir abi komandos labai panašiai žygiuoja Eurolygoje bei yra įkrintamųjų zonoje. Pastaruoju metu Partizanas žaidžia nuostabų krepšinį, 6 pergalės paeiliui per abu frontus. Željko Obradovičius išsižiojęs rėkoje, purtosi ir yra labai patenkintas savo komandos žaidimu. Tai yra vis dėlto Karliko Džeunso ir Tairiko Džeunso komanda, bet pastaruoju metu vis daugiau žaidėjų įsijungia. Dwaynas Washingtonas duoda savo naudą, Brendonas Davisas primena, kokio kalibro tai krepšininkas buvo. Tuo metu Zvezda irgi pastaruoju metu buvo pagavusi neblogą bangelę, bet šiuo metu sakyčiau, kad Partizanas rungtynės pasitinka geresnės sportinės formos. Jie šiose rungtynėse, nors ir žais toje pačioje arenoje, turės šeimininkų statusą, tai reiškia, kad jų sirgalių bus gerokai daugiau, taip kad natūralu, kad jiems būtent ir prognozuoju pergalę. Manau, kad turėsime labai karštą derbį su daug techninių pražangų. Galvoju, kad sirgaliai tramdysis tradiciškai, kaip tai būna Eurolygoje, visai kita būna atmosfera Adrijos lygoje. Manau, kad tų nesklandumų ir sustabdymų mačo išvengsime, bet pergalį iškovos Partizanas 5-8 taškų persvarą. Ir kairis, užbaigime savaitę su Saldainiu Lietuvos krepšinio lygoje. Kauno Žalgiris po mačo su Bayernu namie priima Vilniaus Wolves, kurie grįžta iš Trento. Ir sakyčiau, kad abi komandos pasitiks šias rungtynes su visai kitur mintimis, kadangi Vilkai toliau kovos dėl Europos taurės atkrintamųjų. Žalgiris pasitiks dvigubą Eurolygos savaitę, tai yra paskutinė savaitė prieš laukiantį tarpą taurių ir rinktinių. Taip kad galvoju, kad šis mačas neatspindės to, kas mūsų laukia Karaliaus Mindaugo taurės finalo ketvirtą, kur potencialiai šie varžovai susitiks tarpusavyje finale. Manau, kad tiek vieni, tiek kiti slapukaus. Vis dėlto to talento net ir slapukaujant Žalgiryje yra daugiau, juolab, kad jie žais ir namuose. Žinant, kad šių rungtynių svarba nėra tokia didelė, manau, kad Vilkai ir nelabai norės erzinti Kauno Žalgirio. Galvoju, kad Žalgiris užtikrinti susitvarkys su Vilniaus Wolves netgi 2-ženklę persvarą. Šią savaitę tiek, 5 susitikimai mano akiratyje, pažiūrėsime, kiek atspėsiu, prognozuokite jūs, kiek pataikius iš 5 mačų rungtynių baigčių, prognozuokite jūs savo rezultatus ir iki kitų kartų.